Šiek tiek noriu, kad spragsėtumėt į antrą ketvirtą, gerai? Klasikinė yra italų, šiuolaikinė yra anglų. Ir jeigu linksite, kad nors į šiuolaikinę muziką, viskas yra angliškai. Nes tada ir gaunasi workshopas, grūvas ir džiazas, viskas, kas yra iš tikrųjų angliški žodžiai. Tai va, trijolė. Ar galim padaryti trijolę spragsėdami ant 2 ir 4? Tai būtų 1, 2, 3, 4. Ta, 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 ta. Visi kartu gerai. 1, 2, matau, kas darys, kas nedarys. Ta, 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 negirdžiu. Gerai. Visi kartu darom vienos natos trijolę, gerai? Ir vaikai garsiau už mokytojus, gerai? 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Gerai. O dabar kas man pasakys? Čia legatą, taip? Mes turim suleguotą. Kaip skambėtų taip? Gerai? Pabandom kartu. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Negirdžiu visi kartu. Negirdžiu kartu. Garsiau. Gerai. Taip? Gerai. O jeigu išdėtume akcentą, kaip skambėtų taip? Visi žinot, kas yra akcentas, ar ne? 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Negirdžiu, dainuokit, matau, negirdžiu, garsiau. Ta 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 ta. Gerai, šaunuoliai. Kodėl aš apie tai kalbu? Nes ar esate šitą matę ir girdėję kur nors? Swingas, mes sakom tai swingas. Vėlgi, angliškai. Swing. Tai yra swingo formulė, kuri išverčiama taip. Tai yra ta pati. Suprantat, kad tai yra tas pats, ar ne? Tai reiškia, 2 aštuntinės sudaro 1 ketvirtinę, ar ne? Tai reiškia, ta lygiai tas pats, ar ne? Ir yra akcentas. Tai pabandom dabar, žiūrėdami į šitą, daryti tą patį, porą taktų kartu, gerai? 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. Šaunuoliai, o dabar notacijoje swingo, ką iš jūsų, ką jūs grojat ir dainuojat šiandien, visi kūriniai yra... Is impression swing? No. Oh, yes, it is actually. Okay, tai visi kūriniai, kuriuos jūs grojat šiandieną, tiek saksofonistai, tiek vokalistai, yra swingo kūriniai. Tai reiškia, jeigu mes turim, yra užrašyta, kad yra swing kūrinio pradžioj ir akompanimentas yra swingo, dažniausiai niekas nerašo to. Tai reiškia, jeigu mes matome paprastas 2 aštuntinės, bet yra parašytas swingas, arba mes girdim, kad tai siūbuoja, kad tai neskamba ta.
reiškia, tai yra svinguotas aštuntinės ir tokia yra formulė ir taip mes suprantam. Tai reiškia, kad kai mes matom paprastas 2 aštuntinės, mes skaičiuojam galvoje trijolėmis. Taip? Tai reiškia, esat vaikai girdėję, kas yra subdivizija? Kada nors. Kas man pasakys, kas yra subdivizija? Tai reikia angliškai žodis, beje, subdivision. Subdivizija, čia labai mandras žodis, išmokė. Subdivizija. Tai yra vertė, kurią mes skaičiuojam. Pavyzdžiui, jeigu esate girdėję, kad mokytojai jums skaičiuoja tą, ir jeigu yra legata, kartais neaišku, kur kas suleguota, mokytojai jums paskaičiuoja. Tai reiškia, jie jums padainuoja subdivizijas. Kaip mes skaičiuojam galvoje? Tai reiškia, jeigu mes klasikiniai muzikoje dažnai subdivizuojam aštuntiniam arba šešioliktinėm, arba dar, aišku, triolinėm ir taip toliau, bet dažniausias aštuntinės arba šešioliktinės, tai svingia šiuo atveju subdivizija yra viskas triolėmis. Triolė yra viso ko pagrindas. Ir jeigu jūs norit, pavyzdžiui, kaip ją praktikuotis, kaip tą triolę žinoti visą laiką. Ir kaip atsisėsiu aš dabar kambarį prie pianino ir mokysiuos triolę 3 valandas. Visą laiką pabandykit kasdieną įdėti muzikinius momentus į jūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, einat, ane? Ir mintise skaičiuokite triolės. O gerai, o jeigu dabar suleguota triolė. Ok, o jeigu akcentas prie triolės. O jeigu aš daugiau to atsilikimo įdedu. Aš sakau tą vos ne po mano žingsnio. Ir įdėkite į kūną, neužimams laiko, eisit nuo kūdabos iki gimnazijos arba nuo gimnazijos iki muzikos mokyklos ir paskirkite tą laiką skaičiuodami triolėmis ir iš karto daug lengviau žaiskite tokius mažus žaidimus. Ok, jeigu aš suleguoju šitą, o jeigu aš suleguočiau šitą, o jeigu aš suleguoju visas, pavyzdžiui, 6, tai sakykim, ar turbūt esat matę muzikoje, ką nors tokio, kai jos visos suleguotos, ane? Kaip tai skambėtų? Ane? O jeigu normaliai, nieks taip neužrašys notacijai, greičiausiai. Užrašys taip pat, nes tai sudaro ketvirtinės. Ar esate matę? Kas yra matę tokį muzikoje? Iš mokinių. Kas matė muzikai tokią? Matei? Tu matei. Gerai. Tai žinokit, tikrai susitiksit, nes šitą girdit kasdieną visur. Aš jums pasakysiu. Girdit per radiją, girdit kirpykloj, šitą. Girdit taksijai, važiuojat, girdit autobusuose. Tai yra pati pagrindinis įmanomas ritminis piešinys šiuolaikinėje muzikoje. Jeigu einate nors į diskoteką, tai esate tą girdėję. 3 valandas iš eilės. Ką mes girdim? Ir taip toliau. Tai yra tai, ką mes turim čia. Tai yra į 2. Reiškia, į 2 ketvirtinės telpa šitą triolę. Reiškia, mes turim 2, mes darom Tai čia grinai iš to triolio. Tai triolė yra viso ko pagrindas. Tai dabar, kodėl aš apie tai sakau, kad jūs atkreiptumėt dėmesį, kai klausot muziką, pavyzdžiui, mergytas, kurios dainuoja Dream a Little Dream of You ir kažką kito, neatsimenu ką, pagalvokit, kur ta triolė telpa, kai klausot muzikos. Analizuokit tą muziką, gerai? Tai noriu, kad pastinguotumėt man šiek tiek.
girdėti ir jie labai svinguoja. Tai va, ir pavyzdžiui, kai klausot kažką tokio panašaus, tiesiog pabandykit pasvinguoti kartu. Ta, 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 ta. Tai ką mes turim? Star shining bright above you. Ne, star shining bright above you. O visą laiką sinkopė, ką žinot, tai tikrai žinau, ką žinot. Tai reiškia sinkopuojam ir svinguojam. Star shining bright above you. Sinkopė. Taip? Tai visą laiką galvokit apie trijolę. Yra viso ko pagrindas svingo muzikoje. O kodėl aš pasirinkau kalbėti apie svingą? Todėl, kad nuo to prasidėjo džiazo tradicija. Ir mūsų programa sudaro džiazo amerikietiškos muzikos tradiciją. Tai aišku, mes galėtume kalbėti daugiau apie skirtingus stilius, kaip funk arba pop ir taip toliau, bet manau, swingas ir 1930-ieji, 50-ieji, 70-ieji, visa 20-o amžiaus pirmoji pusė yra daugiau swingo paremta. Swingo, aišku, skirtingo pobūdžio, bet pats fundamentaliausias principas yra trijolė viso ko. Gerai? Taip? Taip. Wow. Gerai. Pabandykim tada paklausyti pirmosios mergaitės. Gerai? Jo, gerai. Ten, kur tas lapas, jo, neškai kaip gali. Gytis Paškevičius, o iš kitų šalių?
tu patys rinkai ir mokytą pasiūlė? Mes mokytą išsirinkom. Jo, ir iš visų tu man šitą labiausiai. Jo, aš šitą dainą dainavau irgi prieš keletą metų ir iki šiol dainuoju, man irgi labai patiko, dėl aš ją išrinkau. Gerai, tai pradėkime tada papunkčiui, ką mes galime pridėti, ne? Ir tada visiems, kai aš sakau kažką, tai reiškia ne tik, kad aš mikliai sakau. Aš sakau visiems, ir mokytėm, ir mokiniam, instrumentalistam ir vokalistam, operatoriams visiems. Mes mokomės iš kitų klaidų. Tai mes mokomės ne tik iš mokytojų, mes mokomės iš savo bendramžių, mes mokomės iš vaikų, mes mokomės iš mažučių, mes mokomės iš patyrusių ir mes mokomės iš nepatyrusių. Kaip? Mes mokomės iš jų klaidų. Jeigu jie padarė kažką, ką galima pataisyti, jūs iš karto to nedarot. Taip? Jeigu, aišku, daug lengviau mokytis iš patyrusio žmogaus, bet šiuo atveju iš miglės, tai reiškia, kad aš jeigu sakau, kad kažką galima patobulinti, tai reiškia, kad visi, kurie dainuoja arba muzikuoja, gali tą patobulinti. Tai pirmas dalykas, kai mes renkamės dainą, išsirinkime gerą tonaciją, patogią, kur mūsų balsas jaustųsi patogiai ir negadintų mūsų stygų, ir ne? Aš manau, kad miglės tonacija buvo visai patogiai laikiau ateisi ir aš manau, kad skamba taip. Kitas dalykas yra stilius. Visą laiką mums reikia išsiaiškinti, koks yra stilius ir kaip tame stiliuje mes dainuojame. Taip? Šiuo atveju džiaze vibrato nėra toks svarbus dalykas, kaip būtų klasikiniai muzikoje. Nelabai yra tai, kad gal šiuolaikiniai akademiniai mes girdėtume be vibrato klasikinio vokalo, bet dažniausiai vibrato yra visur. Šiuo atveju džiaze vibrato nėra taip, tu žinai, kas yra vibrato, ne? Vibrato nėra visą laiką būtinas, nes tai neskamba kaip stiliui. Pavyzdžiui, buvo atviros natos, kurias dainavai, tu dainavai jas kaip būtų, pavyzdžiui, pop stiliui, ane? Tai vibrato negali būti per daug, nes jis įkyrus pasidaro tam šiuolaikiniai muzikoje. Įkyrus tam tikrų atžvilgių. Jeigu aš dainuočiau Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Po kokių, nežinau, 3 frazių visi sakys, atsibodtas klausyti, nes tu visą laiką puši, visą laiką stumi ir turi būti frazė, ne? Mes pridedam vibratą ir kažkur jį atimam. Mes turim būti, visi vokalistai, ypatingai šiuolaikinės muzikos vokalistai, turi siekti to, kad jie žino, kada jie nori dėti vibrato ir žino, kada jie nori jo nedėti. Jeigu ateina momentas, kai mes nebegalim to suprasti, ar mes pridedam ar ne, tai reiškia, reikia padirbėti ties tuo. Tai reiškia, mes turim būti, kai dirbsi šitą dainą, pabandyk pažaisti vibrato, ne visur jo reikia. Ir irgi išsiaiškink po vieną natą, ne, kokia nata, kad intonacija būtų tenai. Tai va, tai pavyzdžiui, and there's a weepy old willow, that's a finger. Tu dainuoji, and there's a weepy old willow. Tau nereikia dainuoti visur su vibratoriai. Oh willow, gali būti tiesi nata. He really knows how to cry. Gal biškai galą, truputį į gale to vibrato gali dėti, ar ne? Ir irgi, tada pažiūrėkim swingas. Kaip sakiau, aišku, visą laiką pažiūrėk, patikrink, kas per stilius. Čia viskas yra trijolėmis, tai mes irgi dainuojam Lullaby of bird, jeigu lėčiau, ne? Lullaby of birdland, that's what I, ne? Reiškia, truputį, gal jeigu lėčiau dainuotume, sulėtintume, būtų lengviau truputį, gerai? Pabandom kartu, gerai? Šitoj tonacijai kartu su manim. Nereikia, tiesiog akapela. Kartu, gerai? 1, 2, galim mikrofoną, 1, 2, 3. Ir Lullaby of birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my birdland could there be words to reveal in the phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves build
tai tą frazę, gerai? Kartu. 1, 2, 3, Lullaby of birdland, that's what I... Gerai, antrų bandyk be manęs, tai kapela. 1, 2, 3, Lullaby of birdland, that's what I... Gerai, jeigu uždėtum akcento, tas triolis yra ten, bet jeigu uždėtum akcentą ant antros aštuntinės, ane? Žinai, ką turiu omeny? Lullaby of birdland. Lullaby of birdland, that's what I... Gerai, tai reiškia Lullaby of birdland. Tai tą kartu dar. Lullaby of birdland, that's what I... Gerai, dabar pamanęs pamanyti. Lullaby of birdland, that's what I... Ir nesisek per daug. Džiazas yra daugiau kalbėjimo balsas. Tai nėra vertikaliai pasakytas balsas. Tai yra daugiau kalbėjimo. Tai kai aš dainuoju, tai skamba panašiai, kaip aš kalbu. Tai reiškia, nepamiršk mokyti, turbūt sakė, paėmimą. Nesvarbu, ką darai, kokį stilių dainuoji, visą laiką galvokit apie paėmimą. Nes neišdainuosit daugiau 10 metų, jeigu negalvosit apie paėmimą. Paremkit savo diafragmas, kvėpuokit, kaip mokytojai sakė. Tam ir manęs nereikia, apie kvėpavimą mokytojai papasakos, bet visą laiką išlaikyk balsą, gerai? Tai reiškia, įkvėp, nesisteng per daug, gerai? Tai reiškia, lullaby of birdland. Visiškai paprastai. Kartu, gerai? Lullaby of birdland. Gerai, o dabar tik tu viena. Ir. Lullaby of birdland. Ok, o jeigu pabandytum, pabandyk nekelt smakų ir taip, nekelt smakų paprasčiau. Lyg sakyk, pasakyk man. Lullaby of birdland. Lullaby of birdland. Lullaby of birdland. Lullaby of birdland. Viena. Lullaby of birdland. Šaunu, kažkur tenai važiuojam maždaug. Gerai, kitas dalykas, ką noriu pasakyti. Išsiaiškinkit savo tarimus. Jeigu nežinot, kaip tarti, pasižiūrėkit YouTube. Visi žinot pasirašyti. And there's a weepy owl willow. Padainuoji kažką. Why? It's weepy. And there's a weepy owl willow. He really knows how to cry. That's how I cry on my pillow. Pillow. Ar kažkas sakė. Pillow. Jo, pillow. Tai aišku, čia toksai mažas niuansas, kurį galima lengvai, bet žinokit, ką dainuojat gerai. Išmokit žodžius, bet ne tik iškalkit juos, bet žinokit, ką jie reiškia. Nes žinot, kas atsitinka, kai iškali ir po to jie pasimiršta, bet dainuojant ant scenos. Nes tu nežinai, apie ką dainuoji. Tai jeigu dainuojat itališkai, jeigu dainuojat itališkai, jeigu dainuojat prancūziškai, jeigu dainuojat rusiškai, tai šiuo atveju angliškai, visąlaik žinokit, ką reiškia, gerai? Nebūkit akli savo muzikai. Įsiartinkit ją ir žinokit, kodėl man patinka. Ir Waze. Kažkur Waze irgi tenai, aš pasakyčiau Waze. Kažkur, nežinau, kurią daryti. Irgi, tada, kaip mums išsiaiškinti su intonacija? Ar mes gerai žinome kūrinį? Kai mes turime fonogramą arba turime pianistą, ane? Jis mums padeda, arba gitaristas, arba bet koks akompanimentas. Jis mums padeda, nes mes girdim harmoniją ir mes kaip ir iššokame tai. Bet jeigu mes negalim pagroti, dainuoti melodijos be akompanimento, mes nežinom tada, gerai? Tai reiškia, mums reikia žinoti ir pavyzdžiui, kai esi savo klasėje, kažkur namuose, kur mokaisi dainą, pabandyk padainuoti a cappella. Lullaby of birdland. Be jokių įvažiavimų, kam angliškai vadina scoops, be įvažiavimų. Reikia to išvengti tiesiai į natą. Kaip trimitininkai groja. Pa, pa, nata tiesiai. Reiškia la, bet grinai nekoncertuojant kažkam, bet kai praktikuojasi viena, ne? Tai pabandom kartu. Tik tai vieną natą. Gerai? Lullaby of birdland. That's what I always hear when you sigh. Never in my wordland that be, let's could be ways. Ir šitą
ant jos reiškia reikia dirbti. Nes aš esu girdėjusi muzikantus, kurie praktikuojasi, pavyzdžiui, dainuoja, ne? Čia gražu, 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 ir čia gražiai mano balsas skamba, ir čia gražiai skamba. Ten nelabai, bet gerai, aš ten dar padainuosiu, kur gražiai skamba. Tai visą laiką to išvengti. Kai praktikuojatės, nebijokit skambėti blogai. Ir muzikantams irgi, instrumentalistams. Nebijok skambėti dainuoti ten, kur jauti, kad nėra švari nata. Ne? Visą laiką išsiaiškinti, kurios natos. Tai ten buvo viena nata, kuri buvo nešvari. And there's a way we all belong here, and the noise of your brothers all around like the wall. Here, and that's what I always hear when you say, never in the world could there be ways to repeat. Tai reiškia, jeigu galite pasigroti akordą, pažiūrėkit, kuri akordo nata yra, kur jinai įšoka į akordą. Čia yra tercija, ar yra kvinta, kuri akordo nata yra, ne? Gerai, tai jeigu mes, pavyzdžiui, kvėpuojam, taip, ir žinom savo natas visas, žinom žodžius, kaip taris. Kitas dalykas, kai aš sakiau weepy, ane? It's not kažkaip kitaip. Visą laiką, kai jūs, čia daug mokytojams, kai vaikas mokinys daro kažką visą laiką nuolatos, klysta toj pačioje vietoje, neleiskit jam eiti ir klysti. Ir toliau groti kūrinį. Tai reiškia, kad jūs turit sulėtinti metronomą, ir su metronomu dirbti ant tos vietos ir niekada neeiti toliau į tolesnę sekančią kūrinio dalį. Kartoti tą dalį, kur klysta, nes tada, jeigu vaikas nuolatos klysta ir ten pramuilina kažką, bet toliau groja, jam vystosi įgūdis. Pramuilinti arba nešvariai išgroti. Ir blogą įgūdį yra taip sunku išgyvendinti. Panašiai kaip gamas, jeigu išmoksti blogą pirštuotę, jeigu tu groji 5 metus blogą pirštuotę, ten bus taip sunku išmokti kitą pirštuotę. Tai lygiai taip pat, irgi sutarimu. Jeigu vaikas ištaria kažką blogai su dainavimu, tai keletą kartų neleisti jam kartoti, arba jai neleisti kartoti, kad vystytųsi geri įgūdžiai. Tai labai svarbu. Ir metronomas yra viso ko pagrindas. Metronomas. Jeigu daina tik su metronomu ir daina, ne? Taip? Gerai. Ačiū, Miglė, mums reikia kitų žmonių dabar prileisti. Ačiū, buvo Miglė. Nusiimkit tos stovus ir pasitraukit kuo toliau, nes po to galit pasimti, jeigu reikia. Tai va, gerai? Dream a little dream, ne? Gerai, okei. Nieko baisaus, visiškai, aš ir sakiau, kad nereikia mintinai išmokti. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I'll linger on the air, still craving your kiss. I'm longing to linger
dreams till some can find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Burn your dreams wherever they be. Dream a little dream of me. Nes jos balsas atsiveria B-lygoje, kur ta modulacija yra. Jūs žinau, kas yra modulacija? Taip. Atsimenu, Sofečio pamokoje išmokau iš jo, atsimenu, kaip tėvė mūsų moduliai, o harmoningas ir melodingas perėjimas iš vienos tonacijos į kitą. Šitą manau iš mokyklos labai gerai. Tai jo, modulacija. Yra modulacija, ne? Modulacija. Jos balsas atsidarė. Tai patikrinkit mokytojai, kai dirba su vaikais. Tiesiog chromatiškai perikit, jeigu galit, tu transponuoti pianinu iš karto. Patikrinkit, kur vaiko balsas, ar paauglio vaiko atsidaro balsas. Jos atsidarė B. Jos balsas iš karto visai kitai skamba ir apačioje jaučiasi, kad tas drebėjimas toksai, kuris man atrodo, kad atsiranda kaip dainuoja per... Tai jo, tas tai jo, bet... Pirmą kartą dainavai? Ne, pirmas dalis, sakau, tai nors tai gali drebėjimas ir dėl kito dalyko. Ne, bet labai dėl, nes kai dainavai, jo, tiesiog sunku paremti, kai yra pačia, nes, pavyzdžiui, aš pati esu sopranas ir aš kai žemiau, o čia dažnai tenka eiti žemiau, kai žemiau la, bosą, man reikia labai susikaupti, kad viskas būtų labai paremta. Ir reikia žiūrėti, dažniausiai būna tie vadinami prieštakčiai, pickups, jie dažniausiai būna vinta iš apačios ir tada prasideda, man nežinau, kur transponuoti, nes visa daina yra kaip ir tinkamoji, bet kur tas prieštaktis, negaliu jo išdainuoti, nes jis yra per žemai, tada reikia visą ką visą dainą transponuoti, dėl to prieštakčio ką daryti. Tai reikia pereiti chromatiškai ir pažiūrėti, kur labiausiai tiktų. Gerai, tai va, pažiūrėkit mokytoją aukščiau, gerai, kaip galima transponuoti šiek tiek aukščiau. Irgi pabandyk daugiau pasvinguoti, pabandyk įdėti daugiau, ką taip? Bet tas prasme ne dabar, bet kai galėsi pabandyti... Čia dabar jau bus geras bandytas, anksčiau tai nelabai kas tas svingas yra, tai nieko dažnai tai negali. Jo, bet ir kai klausai, tai irgi pabandyk atkreipti dėmesį, kas groja, kaip būgnai groja, ane? Ar kaip, nes būgnai kaip groja per svingą, ane? Jie negroja svingo kūrinį, ne? Tai reiškia, jeigu būgnai groja, tai Star shining bright above you, ane? Tai truputį to, nors pas save yra natūralus labai pojūtis yra iš tikrųjų stiliaus ir jeigu tu pabandytum daugiau paklausyti dainininkų, tau natūraliai ateitų, man atrodo, labai. Nes irgi, svingas ateina daugiausiai ne iš formulių. Aš tik užrašiau, nes čia tipo edukacinis renginys, bet jis ateina iš klausimo ir iš širdies daugiau negu iš pojūčio. Iš klausimo pirmiausia. Ką klausai, taip ir skambi dažniausiai. Tai va, nes jeigu klausai šokinės muzikos nuo ryto iki vakaro, po to groja vakarė klasiką, gali būti sunku. Reikia paklausyti klasikos, jeigu groja klasiką. Tai va, nueiti į koncertus, palaikyti kolegas. Gerai, kitas dalykas, nespauskit. Šitą irgi gal esate girdėję ir aš nelabai noriu iš tikrųjų leistis į techninius dalykus, nes jūs tam mokytojus turit. Bet stengtis nespausti, nes ypatingai vėlgi kaip ir miklės, tai yra labai paprasta turėtų būti, labai natūraliai. Man tik būti per žemai star, 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 star shining bright above you. Visiškai paprastai. Vibrato nebūtina, nenori, nereikia. Lygus balsas, super, svarbu intonuota. Intonacija viso ko svarbiausia vokalistams. Nebus intonacijos, nesvarbu kokį. Jūs esate turbūt girdėję. Gražiausi balsai, bet visą laiką truputį šalia harmonijos. Ir nieko nėra
savo kaip truputį šalia visą laiką. Stengiatės fokusuotis intonaciją, bet savo intonacija buvo gerai. Šiek tiek lengviau, kalbame kartu, bet lengviau. Jeigu, pavyzdžiui, ir gali net pasibuoti su manim gerai, į anos kojos ir į kitą gerai, tada. Star shining bright above you. Yeah? Ir žiūrėk, nesvarbu. Tai irgi, nesistenk per daug, nesistengkit, neforsuokit. Star shining bright above you. Šviečia žvaigždės virš tavęs, ane? Visiškai paprasta. Ir įsivaizduokit galvoje, ką dainuojat, ane? Nereikia dainuoti, nes tavo, irgi tavo pažiūrėk, star, 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 star shining bright. Paprastai, kaip sakime, star shining bright above you, star shining bright. Nereikia spausti ir perdėti viso, nes ne kiekviena frazė yra tokia svarbi. Tada ir pavargsti jau su 16 taktu galva, kada šitą dainą pasibaigs. Visą laiką leisk judėti, plaukti tą muziką, ne? Jeigu star shining bright above you, gal kita frazė bus labiau svarbesnė ir aš gražiau padainuosiu, o ten truputį aš atsitrauksiu, o ten gal daugiau aš pridėsiu, ane? Visą laiką garsiau, dinamiką, aišku, galvokit apie tai. Įdedam mažiau, daugiau mažiau, nereikia viską taip svarbiai dainuoti. Ir lietuviai turi tą, aišku, dėl to, kad jie kalba taip. Nes kai kalbi lietuvių kalba labai artikuliuota, ane? Aš kalbu kiekvieną patekas, aš viską išsakau labai. Ir kaip aš kalbu, aš, pavyzdžiui, angliškai, man rodos, mano akcentas yra iš to, kad aš lietuviškai taip kalbu, viską aš artikuliuoju. Nes kalba yra mūsų tokia, aktoriai kalba, viskas labai paremta, labai gražiai. Tai, bet kai dainuoja angliškai nebūtina, nes viskas yra daugiau toliau, ne taip giliai, nes lietuviai kalba gili ta kalba. Angliškai šiek tiek arčiau prie lūpų. Tai reiškia, kad nereikia viską taip išdainuoti, ane? Biškai paprašiau frazę. Star shining bright above you, ane? Ir antra frazė eina, aš galiu pabūti ten. Ir aš einu, visai giliai. Ir dabar aš garsiai, ane? Ir visą laiką, ir tada aš tam pačiai dabar pasidarys. Net, trečias turpelis, tokie žodžiai. Žinai, kai pasidarai savo įdomiai, tada ir lengviau būna, ane? Gerai, give me five. Okay, ačiū. Stay little
Valentine's Day. My funny Valentine, sweet coming Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite book of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your care for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Nice. Lukai, tau reikia pabandyti pasimokyti iš džiazo scat. Tu turi gerą balsą ir man rodos, kad jeigu žinai, kas yra scat? Ok, pagooglink. Scat ir visiems, pagooglinkit. Tai yra pagrindinis džiazo improvizacijos technika, kai dainuojama ne žodžiais, o skiemenim, kuriuos mes girdėjom, šių balių ir taip toliau. Tai yra scat technika. Būtinai pagooglink scat. Ir pagrindinis yra Bobby McFerrin. Šitą gal esate girdėję. Bobas McFerrinas yra Bob Stoller. Aš galėsiu tavo mokytojai atsiųsti įvairiausias scat pratimų. Aš manau, kad tavo balsui labai tiktų, jeigu tu scatintum, žinau. Ir tai yra labai įdomu. Tai yra tokia improvizacinė technika. Iš pradžių gali tik pradėti nuo pratimų. Man atrodo, kad balsas labai tiktų. Tai jo, jūs pažiūrėkite gerai, aš jums atsiųsiu. Tai būtinai, aš manau, kad gerą labai balsą turi. Gerai, ko mums trūko ir kaip jūs manote, kaip Lukas galėjo geriau padaryti savo pasirodymą, nes jis turi intonaciją, tai intonacija ten. Visi sutikime, kad jis turi gražų balsą. Reikia įdėti daugiau variacijų. Jeigu 2 kartus dainavai, nereikia dainuoti lygiai taip pat, nes mes girdėjome tą, ne? Ir daina nėra taip sudėtinga, kad galim pridėti mažus dalykus. Jeigu mes pirmą kartą dainavom My funny Valentine, ne? Sweet coming Valentine. Gal antrą kartą dainuosim My funny Valentine, sweet coming Valentine, ne? Gal vieną natą, aš nepridėjau nieko, tik vieną natą, ne? Pabandyt. O iš kur mes žinom, kokias natas pridėti? Iš gamų. Dainuokit gamas. Gerai, visi. Gamas yra viso po pagrindas. Reiškia, mes dainuojam mažorą, minorą ir taip toliau priklausomai nuo laiko. Ne? Jeigu mes, pavyzdžiui, my funny, čia buvo minorą. Tai jeigu mes jeigu būtų harmoninis mažoras, ne? Žinai, kas yra harmoninis mažoras? Kaip aukštintas 7 laipsnis. Aš padainuosiu ir tu jau žinosi. Reiškia, jeigu mes žinom minorinę gamą, mes galim pridėti frazę kažkokią papildomą ir pridėti, padaryti tą dainą daugiau judančią, kaip vandenį judančią, banguojančią, reiškia. My funny Valentine, gal tu gali dėti My funny Valentine, do, re, mi, do, jeigu būtų C, nežinau, kurios mes. Tai va, dainuok gamas,
mažorą, kokį, įdėkit, pabandykit pavarijuoti, gerai, nedainuokit lygiai taip pat 2 kartus, nes visi jau tai girdėjo, ane? Gerai, kitas dalykas, vystymas. My Funny Valentine yra nuostabus kūrinys vystymui, ypatingai B daly. Is your figure less than Greek? Čia nata. Tai kaip melodija mums viską pasako, mums nereikia išgalvoti kažkokių interpretacijų. Galim, is your figure less than Greek? Čia nata. Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Reiškia, forma yra tokia. Pati muzika mums užduoda formą, mes tiesiog užduodam muzikinius akcentus. Is your figure, kaip yra žodžiai? Less than Greek. Is your figure less than Greek? Figure, ane čia. Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Žodžiai, žodžiai mums užduoda visą grožį. Šita daina yra nuostabi. Ir tada reiškia, kaip mes, kas mums padeda padaryti frazę? Kas čia būtų? Ir kas čia būtų? Mezzo piano ir forte. Tai mes frazė, dinamika yra labai svarbus dalykas ir paminės pagrindinė muzikinė išraiškai. Tai jeigu mes dainuojam, is your figure a little weak? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Ir are you smart, tu gali daryti savo didelį gražų balsą tada. Are you smart? Bet čia nereikia spausti. Is your figure a little weak? Is your mouth a little weak? Is your figure a little Greek? Oh, Greek. Is your figure a little Greek? Is your mouth a little weak? When you open, ir gali daugiau balsą tada išdėti. Čia nereikia visur tą balsą rodyti. Is your figure a little weak? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Tada gali atsidaryti ant viršaus. Are you smart? Ar tu protingas? Tada, ir jeigu ant smart mes turim vieną natą, jeigu mes dainuojame gamas, ką mes galim daryti? Mes galim papildyti tą frazę. Are you smart? Ir pasirinkti, kurios natos tau patinka. Gal tu gali pridėti tik vieną natą. Are you smart? Aš pridėjau vieną natą, ne? Ir jau frazė turi šiek tiek judėjimų. Gal mes galim, mes galėtume nuo vidurinės dalies užleisti jo fonogramą, tik nuo vidurinės. Ir padaryti tą nuo mezzo piano į forte. Ir aš čia pašoksiu į tavus lengviau. Ir šiaip dar greičiau reikia.
žinai, po kurio laiko. Visą laiką nebijok atsitraukti gerai, nespaus. Ir jeigu praktikuotumėsi gamas, galėtum pridėti mažų momentų, kurie pagražintų visą tą judėjimą. Ir tu turi labai gerą balsą iš tiesų. Ir žemą balsą. Ir tas yra reta. Daugiausiai mes turim džiaze tenorus, ane? Tai yra labai didelis geras dalykas, neišnaudok tai, nedaug žmonių turi tai. Ir galvok apie frazę, ir ne viskas yra svarbu. Jis sako, iš lietuvių kultūros arba lietuvių kalbos ateina tas toksai visko labai didžiulis. Truputį lengviau, lygiai taip pat ir muzikoje, jeigu groja frazuoja su bet kokiu instrumentu, viskas turi turėti dinaminę formą. Ir mums dažnai per pamokas nelieka laiko apie tai pakalbėti, bet tai yra pagrindinis dalykas. Švarumas, intonacija ir forma, frazuotė. Būtinai, pagalvokit irgi, tada mokytojams, ane, kai dirba su vaikais, nebijokit išeiti iš savo komforto zonos ir parodyti jiems. Žinau, kad vokalistai šiek tiek laisvesni, bet visą laiką parodykit jiems. Nes aš Lebuko čia rodžiau aukštumą. Daug aiškiau yra pamatyti grinai ranką. Is your fingers angry? Is your mouth a little speak? When you open it to speak, are you smart? Ane, tai turi tą frazę krypti, tą muziką. Jinai nepasako, vadinti. Okay? Okay, fine. Gerai, ačiū paplojam labai. Nežinau, kai aš tai vienas ant vienas susitinku, aš turiu su mokytojai šiandieną, jūs turit labai daug klausimų. Tai, jeigu, ta prasme, kai aš susitinku, jūs koridorius turi klausimų, tai klausimų čia dažniausiai jų nėra, bet paklauskit, gerai, nes gal kokias 5 minutės galim pasikalbėti klausimams, gerai? Arba mokyti, arba mokiniai, visai nesvarbu. Gerai, jeigu norit kažko paklausti apie praktikavimąsi, apie mokslą, apie stilius, pavyzdžius ir taip toliau. Dar man, ar turit faktorius ir užrašų knygutes? Galite įsitraukti? Ar čia dažnai pasistaks? Dedam patarimus, dedam viską, kas susijęs su džiazu ir jaunai žmonėm ir džiazo mokymu. Tai būtinai uždėkit like ir sekite mūsų šitą puslapį. Kitas irgi, tai yra mano pačios, jeigu norit susikontaktuoti, mano pačios svetainė, kur yra mano muzika ir mano darbai. Ir jo, ką dar norėjau pavyzdžiui. Tada mokytojams ir mokiniams, kurie jau gali groti transkripcijas, nuimtus solo, būtinai pažiūrėti šitą, ypatingai mokytojams. Aš manau, kad jums labai įdomu instrumentalistams pažiūrėti. Tai yra visi patys didžiausi muzikantų, pačių žymiausių muzikantų nuimti džiazo solo. Jūs galite juos išmokti ir natomis. Tai būtinai pažiūrėkite tą. Yra viskam, pianinui, variniams, visiems pučiamiesiams. Saxopedia, transcriptions. Jo, tai va, ir dar vienas, irgi būtinai surašykit. Jeigu norėtumėt mokytis džiazo internetu, yra, nerealiai, man žinokit, yra visiškas atradimas. Yra internet, aš praleidžiu kiekvieną dieną bent po valandą tame
džiazo improvizacijai, pradedant nuo visiško pradžiamokslio, absoliučiai be jokio džiazo kalbos, nežinant akordų dermių, nežinant nieko, yra visiškai pradedantiesiems, yra vidutinio lygio, kurie jau žino akordus ir bliuzą, ir yra pažengusiems profesionaliems muzikantams, kur yra sumažintos dermės, viso pobūdžio alteruotos dermės, viso džiazinės dermės. Ir kaip prieiti nuo tų dermių prie improvizacijos. Tai ypatingai mokytojams, pažiūrėkit, žinokit, tikrai bus įdomu pabandyti. Tai va, tai šito nusirašykit ir gal kas nori ką paklausti. Gerai, kad neliktum. Ir dar aš turiu keletą kopijų su tom nuorodom ir su pagrindiniais džiaziniais akordais, kas sudaro. Jūs visi žinot, kas yra dominantinis septakordas, tą žinom. Bet džiaze yra labai daug minorinio septakordo, yra mažorinio septakordo su mažo ta 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 ta. Čia yra dominantinis septakordas, kurį jūs turbūt esate girdėję per solfedį. Tai būtų, pažiūrėjau, visa mažorė, jis atrodo taip. Tai va tokius akordus, kas sudaro. Tai jeigu kas nori, aš palieku čia jeigu kas išeisit, galite pasiimti, gal nežinau, 12 kopijų. Tai kas įeina, ir pagrindinės senovinės dermės. Kiek vaikų yra girdėję apie dorinę, miksolydinę, ar ką nors tokio? Pakelkit rankas. Tu girdėjai? Gerai, kad tu girdėjai. Kur girdėjai? Kur? Super, gerai. Aš žinau, kad man atrodo, kad muzikos mokykloje nepraeinama per dorinės miksolydinės. Tai jeigu, bet jos yra džiaze labai naudingos ir aš manau, kad jos sudaro klasikinę muziką. Tai kas solfedį dėsto? Ar jūs mokot vaikus apie dorinę miksolydinę, lydinę, flyginę? Aš nedėstau, bet tikrai žinau, kad nemoko. Nemoko. Nėra programos. Jo, supratau. Nu gerai, bet nepinkim su tuo. Ir bliuzo gamą įdėjau. Ta pati gražiausia, visi, man rodos, norėtų ją išmokti groti. Ir pentatoninę, mažorinę pentatoniką. Tai čia pradėsiu, pabėgti nuo scenos, jeigu nori. Tai va, tai mes gal turim dar porą minučių. Ar norite paklausti kažką? Šitam priešam fonė. Gal mokytojai nori paklausti kažką? Tikrai? Nieko visos, jeigu nenorit, aš rasiu apie ką pakalbėti. Gerai, nes aš dar būsiu per Dorsey, bet Dorsey workshopas bus daugiau pučiamiesiams. Tai va, jeigu norit kažką. Bet kokiu atveju galit man parašyti, tai yra contact form vadinasi, tai galit man parašyti visą laiką, jeigu norit paklausti. Ir Facebook'e aš visą laiką buvoju naujas nuorodas ir taip toliau, tai galite pažiūrėti tą. Ir jeigu atkils klausimų vėliau, galit parašyti man. Aš dažniausiai rašau per dieną. Aš esu tas šiuolaikinis žmogus, kuris visą laiką su kompiuteriu ir atrašinėja per pusę valandos emailus. Tai va, tai aš dažniausiai atrašysiu. Amerika mane ištreniravo būti šiuolaikiniu žmogumi. Tai va, gerai, jeigu dabar kol kas dar neturi klausimų, dar vieną dalyką noriu papasakoti apie praktikavimąsi. Vakar buvau Birštone ir vienas mokytojas paklausė, kaip mokyti vaikus, kurie netalentingi ir nenori. Visų pirma, aš manau, nežinau, kaip įvardinti, kas yra netalentingas, nes aš manau, kad muzika yra beveik, jeigu taip amato lygyje, yra labai lygi sportui. Tai yra kasdienis praktikavimasis, pagrindinis indikatorius. Tai yra jūsų noras ir kasdienis praktikavimasis klasėje. Jeigu grojate, bus rezultatas, negrojate, nebus. Gal vieną kitą kartą dainininkai gali išlaužti kažką, bet paklausus padainuoti gamą ir pasibaigs visas balsas. Tai va, tai mokykitės ir mokėkite praktikuotis. Tai mano tiesiog būtų patarimas, nes aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad aš akademijoje, kai mokiausi, aš labai daug laiko prašvaiščiau klasėje. Viena. Aš kasdien akademijoje, ypatingai pirmus metus, aš praleidau kokias mažiausiai 5-6 valandas besipraktikuodama klasėje. Ir aš manau, kad tai buvo didžiausia mano klaida. Ne tame, kad aš praleidau daug laiko, bet kaip aš tą laiką leidau. Tai reiškia, aš dariau valandą kokius nors džiazo etiudus. Po to aš valandą dariau transkripcijas ir nuiminėdavau solo. Ir po to valandą
po 5 valandų tu galvoji, ką aš išmokau. Nedarykit taip, visą laiką pabandykit planuoti, ane? Galbūt čia aš galiu 2 valandas ir išskirstykit. Turėkit kaip po dienoraštį, praktikavimuose dienoraštį ir mokytėms lygiai taip pat. Jeigu turit laiko tarp mokinių, pasižymėkit ties, kuo aš dirbu šitą mėnesį. Aišku, priklauso nuo instrumento, bet gal aš dirbu ties sumažinta derme arba ties alteruota derme. Gerai, tai aš pirmas 15 minučių groju pirmyn atgal per 12 tonacijų. Kitas 15 minučių gal aš groju tercijom. Iš apačios į viršų, iš apačios į viršų, iš apačios. Gal kitas 15 minučių aš groju iš viršus į apačią. Tai jeigu, pavyzdžiui, mažoju ta 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 ta, o dabar gal ta 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 ta. O gerai, o dabar kitas 15 minučių aš sumaišau. Ta 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 ir taip toliau, taip toliau. Arba, pavyzdžiui, gerai, jeigu nuo si mažorę kalbant, nuo do iki sol aš einu iš apačios į viršų, nuo sol iki do aš einu nuo viršaus į apačią. Ir tokie maži žaidimukai. Ir tada jums patiems pasidaro įdomiau. Ir kai suskirstote savo praktikavimąsi po 15 minučių, 2 valandas praeina kaip nieko. Ir tada jūs jaučiat, kad daug išmokot, visko po truputį. Ir jeigu tai daryti kasdieną, rezultatas yra visiškai. Ir kaip aš to išmokau išvažiavus į Bostoną, kad nėra laiko. Akademijoje aš galėjau skirti 8 valandas sėdėti ir nuiminėti solo nuo ryto iki vakaro. Bostone aš neturėjau galimybės. Aš turėjau paskaitą, ten lėkti, paskaitą. Tarp paskaitų aš dažniausiai turiu 1 arba 2 valandas. Tai mane tiesiog privertė mokytis iš mažais gabaliukais. Ir žinokit, rezultatas 100% pasikeičia. Išmoksi daug daugiau dainų, daug daugiau repertuaro ir gamos ir gamų panaudojimas atsiranda visai kitaip, nes supradai galvoti, okei, turiu 2 valandas. Man reikia pianinu pagroti, dar bandau kanklėm prisiminti pagroti, dar padainuoti, reikia prasidainuoti, ką aš darau. Tai reiškia, aš turiu 2 valandas, sakykime, nuo 11 iki 1. Arba jūs tarp mokinių, pavyzdžiui, turit valandą pertraukos. Programuojam vienaipdamas, programuojam kitaip. Po to pakeičiam veiklą, visiškai darom kažką kitą, ką reikia, nugyvenam savo normalius gyvenimus, auginam vaikus, einam parduotuvę ir taip toliau, skalbim rūbus, darom viską, ką reikia. Tada turiu, 1 valandą turiu. Gerai, 1 valandą. Gal aš pasimokysiu šitą naują kūrinį. Pasimokom kūrinį vienam tempe, kitam tempe. Gerai, o dabar aš gal turiu tik 20 minučių. 20 minučių taip pat yra geras laikas pasipraktikuoti kažką. Galima, pavyzdžiui, apdaryti apšilimą, tą prasigrojimą ar prasidainavimą. Per 20 minučių galite praeiti per kažkokį kūrinį ir taip toliau. Jeigu skirstyti po mažus gabaliukus ir daryti tai kasdien, rezultatas yra visiškai kitoks. Ir kad man būtų kas nors tai pasakė, kai man buvo 18 metų. Aš nežinau, aš jaučiu, kad labai daug dalykų jaučiu, kad sužinojau daug vėliau. Dėl to tai buvo mano didžiausia motyvacija pas jūs atvažiuoti. Nes jeigu aš būčiau tokia kaip šitas berniukas ir man būtų papasakę apie džiazą, aš dėkočiau Dievui, bet aš sužinojau apie džiazą, kai man buvo 17 metų, todėl mano viskas nusikėlė vėliau. Tai aišku, laikas visai nesvarbu, bet praktikuokitės po truputį. Gerai, gal ir kilo klausimų dar apie praktikavimus ar kažką? Jeigu ne, aš tada pakviesiu dainininkus ir mokytojus padaryti nuotrauką, o visiems kitiems pasakysiu 5 minutės pertraukos ir tada saksofonistai subursi. Okay? Dabar yra 27, 3 minutės nuotraukai ir 35 visi susirenka. Jeigu norite nueiti į tualetą, dar kažką pasivaikščioti, 35 atgal, gerai? 1, 2, 35. Okay? O dainininkės